Gerai, aš manau, kad šiandien, jeigu paprastai kalbant, buvom geresnė komanda negu Milanas, turėjom geresnę vienybę, nesvarbu, kad buvo momentai, ypač puolime, kad nežaisdom kamuolio kaip reikia, žinoma, tam įtakos turėjo ir gynėjų mažesnė rotacija, ypač iškritus Arnui. Tai tikrai buvo ir neparuoštų metimų, ir neparuoštų epizodų, ypač puolime. Bet ta vienybė visų rungtynių metu plius minus buvo aukšto lygio ir, sakau, džiaugiamės mažais dalykais, gera gynyba. Išvykoje praleisti tik tiek taškų, patys 83. Tai, manau, viską pasako, kad ir gynybos dėka tikrai šiandieną buvo pagrindinė priežastis, kuri atnešė pergalę. Pačiam tai irgi buvo fantastiškas rungtynės, vienas geriausių lygoje, taip pat gavai ir trenerio pagirų, kad puikiai pradėjo rungtynės. Kaip stipriai pačiam reikėjo šių rungtynių po tos prastesnės atkarpos pačiam asmeniškai? Nu, kaip visiems reikia geresnių rungtynių, visa komanda buvo, ar yra, nežinau. Tie rezultatai kaip ir nėra, kurie labai tenkintų. Aplamai, jeigu realistiškai žiūrint, tai nieko dar nepralošėm ir nieko nelaimėjom. Tai dar visko daug bus ir panašiai. Tai ar čia kalbėt, kad kažkokia buvo tragedija labai, tai aš nepasakyčiau ir nežinau. Norėjusi geriau, bet kažkokios tragedijos tikrai nebuvo. Šiandien žaidėt labai įvairiom rotacijom, nes neturėjote keletą žaidėjų, kaip galbūt taip stipriai galėjo ir Milano klubą išmušti ir stebinti. Ja, Milanas patys pradeda dažniausiai rungtynės su, sakykime, eksperimentiniu penketu, kur Mirotičius trečioji žaidžia, tai šitam dalykui pasiruošėm šiandien ryte ir sukeitėm, sakykime, tuos match-upus. Tai turėjom gerą atsaką tiek Mirotičiui, tiek Kevariusas dažnai buvo prie jo ir labai gerą darbą atliko. Kiti žaidėjai, vėlgi sakau, jeigu knapstumės po dar daugiau dalykų, nuo antroji pusėje labai daug kentėjom atkovotų kamuolių puolime, kai išėjo Heinzas ir prikovojo, tai bet prie tų įsikeitimų kaip ir kažkiek ta rizika yra, kad gali būti tas dalykas. Tai o šiaip verčiamės, kas yra, blogai Arno, kad netekom, panašu trauma ne iš lengvųjų, tai turėsime verstis toliau. Pats irgi ne kartą užatakavai prieš Mirotičių ir kažkiek yra smagiau sužaisti prieš vis tiek vieną didžiausią Eurolygos žaidžių. Nu, tai manau, ne mes vieni suprantam, kad gynyba nėra pats, sakykime, geriausias žaidėjas, bet velniškai gerą aukšto lygio ir visada žaisti prieš tokius krepšininkus yra vienas malonumas, todėl kad pasiekimai patys kalba už save ir su Mirotičium turėjau tiek ir gerų dienų, tiek ir blogų dienų. Yra velniškai daug, gali iš jo pasimokinti dalykų ir kartais net ir bandau kažką išmokti iš jo. Šiandieną buvo tokia diena, kaip sakau, čia tik tai vienas rungtynės. Buvo ir labai daug fanų šiandien Milane, kartais nepasijuto lyg Žalgirio arenoje būtų tos momentais. Vienareikšmiškai tikrai taip, momentais tikrai peršaukdavo varžovų palaikymo komandą, tai mūsiškai šiandien labai gerai girdėjosi, nuo pat apšilimo, nuo pat pradžios puikiai įsijungia ir, sakau, žaisti ir dar laimėti, žmonėm padovanoti pergalę išvykoje ir, sakau, patys, kai laimėm, visai kitos nuotaikos būna po pergalės, negu, sakykime, kaip pralaim ir kelis iš eilės. Šiandien žaidusi tik tais Danielius nebuvo praėjusiam sezone. Kaip apskritai yra susilipdęs visas šitas kolektyvas ir tas bagažas, kokį jūs esat sukaupę per visą tą laiką nuo praėjusio sezono iki šiandien? Danielius yra savas žmogus visiškai, be jokių abejonių. Labai greitai pritapo į kolektyvą ir šiandien gavo šansą, kur buvo momentas puolinė pražanga, kaip paėmė, ten buvo visiškas geriausias momentas, manau, ir tokie momentai turi ugdyti žaidėjus, stengtis dar labiau, o komandos draugai velniškai palaiko jį, kaip sakau, jis yra visiškai savas žmogus ir džiaugiamės už jį. Dar norisi šiek tiek paklausti apie tavo tą asmeninį labai gerą žaidimą šiandien. Kokia paslaptis, kad iki tol buvo tos kritikos iš visuomenės, tai įdomu išgirsti, kaip tu galbūt pereini per tos momentus, kai vis tiek matai, kad socialinėje erdvėje sukas tavo vardas, ties netikliais metimais ir panašiai, stengiasi atsiriboti panašiai. Jau nežinau, šitas klausimas buvo pas mus komandoje, nė karto neišgirdau, ne vienas, nebuvo kažkokios katastrofos ir nebuvo, kad žaidžiau blogai, iš tikrųjų taip, lygis galbūt ne toks, koks galėtų būti, bet kad kažkokia tragedija būtų. Dariau visą laiką, ką darau visą savo karjerą, taip kad jeigu kritiką išgirstu iš
komandos draugų ar komandos štabo arba iš savo artimųjų, tai tada jie priimu asmeniškai ir žinau, kad tai yra teisinga kritika ir pagrįsta, o visa kita visi tos kritikos gauna ir gausim.